rezultatyviausias San Antonijaus komandos krepšininkas. Puikus Lebrono Jameso perdavimas. Sužingsniuoja Drew Goodenas ir Cavaliers ekipa nesugebėjo pasinaudoti gan neblogų šansų padidinti pranašumą iki 5 taškų. 35 sekundės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Tonis Parkeris. 26 taškus jis pelnė pirmose reguliaraus čempionato rungtynėse. Na ir atrodo, jog šiandieną taip pat nusiteikęs labai kovingai šis prancūzas. Tiesa, paskutinysis jo metimas skriejo pro šalį ir dabar Clevelando komanda laikys kamuolį iki pat pirmojo kėlinio pabaigos. Tiesa, teoriškai dar turėtų likti šiek tiek laiko ir aikštės šeimininkams. Daimonas Jonesas iš toli, netaiklus jo šūvis. Žydrūnas Ilgauskas mėgina kovoti dėl atšokusio kamuolio, tačiau nesėkmingai. Ir štai toks Michaelo Finlio metimas. Vos neįskraidino 3 taškų į Clevelando krepšį šis buvęs Dallaso Mavericks komandos krepšininkas. Timas Duncanas. Keli jo sėkmingo žaidimo epizodai, tačiau sėkmingiausiai pirmajame ketvirtyje rungtyniavo Lebronas Jamesas ir Tonis Parkeris. Mes visai netrukus susitiksime antrajame kėlinyje. Baigėsi pertrauka 28-25. Prieš prasidedant antrajam rungtynių ketvirčiui priekyje Clevelando Cavaliers krepšininkai ir pertraukėlės metu Maikas Braunas buvo patenkintas savo auklėtiniu žaidimu, tačiau buvo nepatenkintas tuo, kaip yra leidžiama nardyti po krepšių Toniui Parkeriui, kaip leidžiama jam laisvam atakuoti krepšį. Šis prancūzas yra įmetęs 10 taškų, pataikė 5 metimus iš 8 ir atliko net 5 rezultatyvius perdavimus. Taigi dabar pagrindinė Clevelando komandos užduotis, bent jau antrajame ketvirtyje, yra neutralizuoti Tonį Parkerį, kuris antrąjį kėlinį pradėjo nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Brentas Barry, tolimas jo metimas išlygina rezultatą 28-28. Pirmieji Brento Barry taškai šios dienos rungtynėse. Vos nepraranda kamuolio Clevelando krepšininkai. Daimonas Jonesas. Žydrūno Ilgausko, Ilgauskas prieš Nesterovičių. Keletas klaidingų Žydrūno Ilgausko judesių ir 2 gražūs taškai. 30-28. Ilgauskas pelno 5-ąjį tašką šios dienos rungtynėse. Michaelas Finlis. Michaelas Finlis šiandieną dažnokai pašaunantis pro šalį. Pražanga Fabricijui Obertui ir dabar prie baudos metimo linijos stoja Clevelando Cavaliers krepšininkai, turės progą dar labiau padidinti savo turimą 2 taškų pranašumą. Žydrūnas Ilgauskas. Šiemet iš jo tikimasi dar geresnės gynybos nei praėjusiame sezone. Nieks lietuvio sugebėjimais puolime net nebejoja. Yra patenkinti komandos treneriai ir atkovotais kamuoliais. Donielis Maršalas prie baudos metimo linijos pirmasis pasiekė tikslą. Tačiau šiemet Maikas Braunas nekartą ir ne 2 minėjo, jog Žydrūno Ilgausko stabilesnio žaidimo, kietesnio ir labiau užtikrinto gynyboje bus labai laukiama. Donielis Maršalas pataiko abu baudos metimus 32-28 ir dabar jau Nikas Van Exelas pradeda San Antonijaus komandos pozicinę ataką. Tiesa, spėja prasižengti Clevelando Cavaliers komandos Dennis Ferry. Šiemet labai prisidėjęs prie to, jog komandoje išliktų Žydrūnas Ilgauskas. Ilgai buvo dvejojama. Maikas Braunas ilgai nesiryžo sakyti, ar nori jis matyti lietuvį savo komandos gretose ar ne. Ir dėka Denny Ferry Žydrūnas Ilgauskas pasirašė dar 6 metų kontraktą su šiuo NBA klubu. 32-30. Žydrūnas Ilgauskas iš vidutinio nuotolio, netaiklus metimas. Atkovoja kamuolį Nikas Van Exelas ir San Antonijaus krepšininkai jau ilgą laiką yra besivėjančių rolėje ir be abejo tai šiai komandai neįtin patinka. Priminsiu, jog praėjusiame reguliariajame čempionate San Antonijus savo aikštėje pralaimėjo vos 3 kartus. Radoslavas Nesterovičius, netaiklus jo šūvis.
Saša Pavlovičius atkovoja kamuolį ir Clevelandas nieko nelaukdamas nuskuba į varžovo aikštės pusę. Donielis Maršalas prašauna iš toli, nors šis krepšininkas praėjusiame sezone pakartojo įspūdingą NBA rekordą, apie kurį galbūt šiek tiek vėliau Michaelas Finlis. Prašus jo perdavimas Radoslavui Nesterovičiui ir Nesterovičius pelno 8-ąjį savo tašką šios dienos rungtynėse. Rezultatas lygus 32-32. Pražanga Brentui Berry. Visai netrukus aikštėje pasirodys Emanuelis Žinobilis ir jis keis būtent šį 17 numerių pažymėtus marškinėlius vilkinti krepšininką. Ceremonija prieš rungtynes ir jeigu neklystu mūsų ekranuose, Maikas Vilksas praėjusiame sezone rungtyniavęs San Antonijaus Spurs komandoje. Tiesa, neženkliai jam teko prisidėti prie įspūdingų šios ekipos pergalių, tačiau čempiono žiedą šiandien prieš šias rungtynes jisai gavo ir buvo pagerbtas lygiai taip pat kaip ir visi rungtyniavę praėjusiame sezone Spurs krepšininkai už šią čempionišką komandą. Nikas Van Exelas pradeda dar vieną pozicinę ataką, na, o LeBronas Jamesas, turėdamas laisvo laiko, mėgsta užsiimti štai tokiais dalykais. Na, gerai, kad bent jau tokį daiktą sugebėjo įsigyti praėjusiame sezone. Kiek teko matyti, tai jis tiesiog tuos nagus kandžiojo. Rezultatas lygus, pražanga puolime, buvo nubausti San Antonijaus krepšininkai ir Clevelandas vėl turi progą įsiveržti į priekį. Ilgauskas prieš Nesterovičių, vėl keletas klaidingų lietuvio judesių ir gražių kablių. Ilgauskas pelno jau 7-ąjį savo tašką, jis tampa vienu rezultatyviausių krepšininkų savo komandoje. Nikas Van Exelas, netaiklus tolimas šūvis ir vėl Clevelandas. Tiesa, šiek tiek sumažina apsukas Erikas Snow, leidžia savo komandos draugam visiems pereiti į varžovo aikštės pusę ir pradeda pozicinę komandos ataką. Vėl Ilgauskas prieš Nesterovičių, paliekamas lietuvis 1-prieš-1, pakankamai daug erdvės jam suteikiama ir Ilgauskas, matydamas laisvą komandos draugą Daimoną Jonesą, atmetė kamuolį, tačiau pastarajam nepavyko pelnyti 3 taškų. Beveik 4 minutės prabėgo antrajame ketvirtyje. Emanuelis Žinobilis, Michaelas Finlis. Ir vėl netaikliai Žydrūnas Ilgauskas atkovoja kamuolį ir Daimonas Jonesas. Donielis Maršalas prieš Fabricijų Obertą. Sunku pasakyti, ar sužingsniavo, ar užmynė ant galinės linijos dabar Donielis Maršalas. Kaip ten bebūtų, čia SBC Center arenoje skelbiama minutės pertraukėlė. Baigėsi minutės pertraukėlė, 34-32 priekyje Clevelando Cavaliers krepšininkai. Priminsiu, jog ši komanda 14 paskutinių susitikimų čia SBC Center arenoje pralaimėjo San Antonijaus komandai, na ir šiandieną galų gale gerokai sustiprėjusi šiame sezone Cavaliers ekipa mėgins nutraukti nepadoriai ilgą pralaimėjimų skaičių. Emanuelis Žinobilis pelno 2 taškus ir priverčia varžovus prasižengti. Apskritai šios dvi komandos čia SBC Center arenoje rungtyniavo 33 kartus ir vos 3 kartus Clevelandas sugebėjo įveikti San Antonijaus krepšininkus. Emanuelis Žinobilis. Nepataiko baudos metimo ir Žydrūnas Ilgauskas atkovojęs kamuolį grąžina jį į žaidėjui Erikui Snow. Donielis Maršalas. Vėl ieškoma Žydrūnas Ilgauskas.
Neįtin geras perdavimas, Ilgauskas nesugebėjo sugriebti kamulio ir pasiekoje to Radoslavas Nesterovičius dabar